Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Visagalis ir mielas dangiškas Tėve, šiandieną Tau leidus vėlgi mes esam susirinkę Kybartų bažnyčioje. Ir dienos yra trumpos ir esam dėkingi Tau, kad Tavo Sūnus, kurį Tu siuntei į šitą pasaulį, tokiu tamsiu metų laiku, atsiuntė mums šviesą, tą dvasinę šviesą, tą vilties šviesą, kad Jis buvo tas, kuris nugalėjo nuodėmę, nugalėjo mirtį ir nugalėjo šėtoną. Ir už tai mes norime Tau ir šiandien vėl dėkoti. Mielas Tėve, mes dėkojam Tau ir už šventąjį raštą, kuris mus guodžia ir stiprina mūsų tikėjimą. Ir primena, kaip svarbus yra žmogui tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu. Taigi šiandieną mes susirinkome Tau dėkoti ir prašyti Tavo dieviškos pagalbos tavaime kūrinyje. Nes mes turime rūpestį ir dėl Marijampolės bendruomenės, kurioje jau liko labai mažai tikinčiųjų ir praėjusį sekmadienį ten buvo tik tai vienas žmogus. Taigi, mielas Tėve, aš buvau ten bendruomenės vadovas, bet deja nesugebėjau būti vadovu, kuris išsaugotų bendruomenę. Todėl aš noriu pavesti Viešpatie Jėzau Tau ją, o ir visas kitas bendruomenės į Tavo tėviškas rankas, nes pripažįsti tenka, kad didysis priešas yra gudrus ir jis išveda žmones visokiausiais būdais ir sunaikina bendruomenės, jis atima tikėjimą, atneša nusivylimus ir abejones. Todėl Tu pats kaip ganytojas, gerasis ganytojas, ganyk ir saugok bendruomenės, o ir mus kiekvieną asmeniškai, nes mes patys taip pat nemokame gyventi taip, kad galėtumėm atnešti džiaugsmą Tau, savo ir aplinkiniams. Tad suteik mums išminties ir Tavo šventoji dvasia te valdo mūsų mintis, mūsų žodžius ir mūsų gyvenimus. Nes mes Tavim pasitikim kaip geriausiųjų ganytojų, kuris yra pasiruošęs atiduoti gyvybę už mus. Mielas Jėzau, mes esam dėkingi Tau iš visos širdies, kad esant praėjusiam sekmadienį įvairiems gedimams, mašinos, Tu apsaugoji mus nuo baisių nelaimių ir problemų. Tu laimingai mus parvežė į namus per žmones, kuriuos Tu pašaukei. Taigi esam dėkingi Tau iš visos širdies ir meldžiam ir toliau. Pasirūpink kiekvieno iš mūsų kaip tėvas savo vaikais. Nes mes žinom, kad netgi mūsų tėtis ir mama mums esant kelionėje arba įvairiose situacijose negali mums padėti, negali mus išgelbėti iš tų problemų ar sunkumų. Todėl vienu, kuriuo mes galime pilnai pasitikėti, tai esi Tu, mūsų Dieve. Ir šiandieną mes susirinkome taip pat apmąstyti Tavo žodį, todėl meldžiame Tavosios dieviškos išminties, kad mes galėtum teisingai Tavo žodžius suprasti. Tėve, Tu žinai kiekvieno iš mūsų problemas ir sunkumus, Tu žinai mūsų ligas ir Tu žinai ir turi priemonės, kaip su jomis kovoti, jas atpažinti, ištirti ir kaip jas gydyti. Todėl suteik mums, gydytojams ir visiems žmonėms, išminties tiek, kad būtų priimti teisingi gydymo metodai, vaistai ir būdai, kad vaistai nepakenktų kitiems organams ir mūsų sveikatai. Tad palaimink mus visus, o ir tuos, kurie yra karo zonose, išvesk iš karo audrų ir suteik išminties tiek, kad karai baigtųsi ir žmonės galėtų taikoje ir ramybėje gyventi. Viso to prašome Tavęs, Dieve mielasis, Jėzaus vardu. Amen. Šiandieną paskaitysiu žodžius iš Luko Evangelijos 1 perskyrimo 21 ir 22 sakinius. Tuo tarpu žmonės laukė Zacharijo ir stebėjosi, kad jis taip ilgai užtrunka šventykloje. Išėjęs jis negalėjo prakalbėti. Ir jie suprato, kad jis turėjo šventykloje regėjimą. Jis aiškinosi jiems ženklais
ir pasiliko nebylys. Prašom sėstis. Na ir galbūt galėtumėm dar pagiedoti vieną skirsnelį, galbūt iš 199 giesmės. Man reikia vis tavęs, malonės viešpatie. Tvirtovė man esi, krauju išlaisvinimo. Man reikia vis tavęs, malonės viešpatie. Tvirtovė man esi, krauju išlaisvini. Man reikia, Jėzau reikia, vis tavęs man reikia, turiu tavęs laikytis, palaimink mane. Ačiū labai. Taigi šiandieną norėčiau perduoti Jums ko geriausius sveikinimus ir linkėjimus nuo mūsų krašto vyresnio Andrėjaus Andrijanovo ir taip pat nuo mūsų kunigo Liongindo Orliuko, kuris šiandieną norėjo pas mus atvykti taip pat į svečius, buvo kviestas, bet dėl sveikatos sutrikimų dar vis dėlto ir dėl to, kad galbūt iš Marijampolės neatsirado norinčių čia atvykti, nes mūsų tikėjimo sesutė Ievutė serga, vos gali pakalbėti, yra užkimusi, balso stygos, matyt uždegimas. Taigi vis dėlto kunigas Orliukas taip pat siunčia Jums kuo geriausius sveikinimus ir linkėjimus. Prašau. Taigi šiandieną yra toks apmąstymo laikas, adventas, tai yra iš viso apmąstymo laikas ir jisai primena mums tas istorijas, kurios vyko labai seniai, prieš 2000 metų. Ir tada žmonės gyveno galbūt kitokiose aplinkybėse, kitokiame tikėjime, jie turėjo kitokias žinias ir kitokį supratimą ir daugelį dalykų. Ir tuo tarpu šiandieną mums yra gan sudėtinga suprasti žmonių tikėjimą ir gyvenimo aplinkybės žmonių, kurie gyveno prieš 2000 metų. Daugybė dalykų mes apie tai nežinom. Ir kodėl šiek tiek galime prisiliesti prie šitos istorijos, būtent skaitydami šventą raštą ir išgyventi galime, maždaug įsivaizduoti, kaip tuo metu žmonės gyveno, kaip jie tikėjo ir kaip jie išgyveno savo tikėjimo patirtis, tikėjimo su Dievu arba pasitikėjimo Dievu patirtis. Ir štai čia pirmajame perskyrime Luko Evangelijoje Lukas aprašo būtent, kad Zacharijas, jisai buvo kunigas ir jisai tarnavo bažnyčioje ir jis čia rašoma turėjo žmoną vardu Elzbietą iš Araono giminės. Ir abu jie buvo jau garbingo amžiaus ir stengėsi tarnauti Dievui pagal Dievo įsakymus. Bet juodu neturėjo vaikučių, nes Elzbieta buvo nevaisinga ir abu jau buvo sulaukę senyvo amžiaus. Ir kada Zacharijas ėjo pagal skyriaus eilę Dievo tarnystę ir pagal kunigų paprotį, teko jam įžengti į viešpaties šventovės vidų ir aukoti smilkalus. Smilkymo valandą lauke meldėsi visa tauta. Tuomet jam pasirodė viešpaties angelas, stovintis smilkalų aukuro dešinėje. Ir pamatęs jį Zacharijas labai nustebo ir išgąstis jį apėmė. Bet angelas jam tarė: nebijok, Zacharijau, tavo prašymas išklausytas. Tavo žmona Elzbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį praminsi Jono vardu. Tau jis bus džiaugsmas ir paguoda daugelio džiaugsmo dienų ir džiaugsis visi jo gimimu, nes jis bus didis viešpaties akivaizdoje.
Jis negers vyno ir jokių svaigalų. Iš pat motinos įsčių jis bus kupinas šventosios dvasios. Ir daugybė Izraelio sūnų atvers į viešpatį jų Dievą. Su Elio dvasia ir galybe jis žengs pirmyn viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikų ir įkvėdamas neklusniams teisiųjų nusiteikimą, kad prirengtų viešpačiui tobulą tautą. Taigi toks buvo įdomus pasveikinimas arba kreipimasis ir apreiškimas Zacharijui kunigui, kad jam gims sūnus. Bet Zacharijas, kaip turbūt ir daugelis vyrų, turėjo abejonių, nes mes turbūt galime prisiminti, kad kai angelas atėjo pas mergelę Mariją, tai jinai patikėjo juo. Tuo tarpu, kai angelas štai ateina pas Zachariją ir šių laikų žmogui pasakyti, kad pas žmogų gali ateiti angelas ir su juo kalbėti, tai šiais laikais mes sunkiai įsivaizduojam, ką visą tai reiškia. Kad girdėti žmogų kalbantį, tai mes žinom, ką tai reiškia. Bet girdėti ir matyti angelą, deja mes tokios patirties turbūt nei vienas neturim. O gal ir turim, gal jūs ir turit. Aš tai jos tokios neturiu, kad galėčiau matyti ir girdėti angelą. Bet štai tada Zacharijas tarė angelui, jie kalbasi tarpusavyje. Kaip aš tai patirsiu? Ašgi jau senas ir mano žmona nebejauna. Angelas jam atsakė, aš esu Gabrielis, stovintis Dievo akivaizdoje. Esu atsiųstas kalbėti su tavimi ir pranešti tau šią linksmą žinią. Ir štai dabar tu tapsi nebylys ir negalėsi kalbėti iki tos dienos, kurią tai įvyks, nes nepatikėjai mano žodžiais, kurie išsipildys savo metu. Tuo tarpu žmonės laukė Zacharijų ir stebėjosi, kad jis taip ilgai užtrunka šventykloje. Ir išėjęs jis negalėjo prakalbėti ir jie suprato, kad jis matė šventykloje regėjimą. Taigi tai yra tam tikras atsakymas, kaip ano meto žmonės kalbėjosi su angelais. Jie matydavo regėjimus, jie matė angelą. Man yra irgi tekę kalbėti su viena močiute, kuri taip pat sakė, kad jinai matė savo akimis švenčiausią mergelę Mariją per langą. Ir jinai priėjo prie lango ir sako, žiūrėk, jinai stovi ten lauke. Bet kai aš nuėjau prie lango ir pažiūrėjau, ar iš tiesų ten stovi švenčiausia mergelė Marija, aš jos nemačiau, jinai ją matė. Taigi pasirodo, ne visi mato ir ne visi girdi. Ir štai jis aiškinosi jiems ženklais ir pasiliko nebylys, jis nebegalėjo jau kalbėti. Taigi ir šiandien mes turbūt žinom, kad ir Lietuvoje buvo žmonės, kurie matė regėjimus, kurie matė švenčiausią mergelę Mariją. Ir Keturnaujieną, kai mes važiuojame, tai mes galim vėl prisiminti Aneliukę, kuri taip pat matė, kad pas ją į svečius buvo atėjęs Jėzus, kad pas ją į svečius buvo atėjusi švenčiausia mergelė Marija. Taigi jinai ją matė, mes dėja nematėme. Ir kunigams buvo sunku patikėti, kaip čia dabar Aneliukė mato, pas ją Jėzus apsilanko, o pas kunigus į bažnyčias Jėzus kažkaip regimų, pavidalu neateina. Tai jiems buvo sunku patikėti ir nemažai reikėjo metų, kad kunigai sutiktų, kad Keturnaujinėje būtų pastatyta šventovė, kurią mes šiandien galime lankyti. Nes jinai matė ir aišku, jinai turėjo ir persekiojimų, buvo stengiamasi ją uždaryti į psichiatrinę ligoninę, ten mėginti gydyti, nes nei gydytojai, nei kiti žmonės, nei kunigai negalėjo patikėti, kad kitas žmogus gali matyti ir girdėti Jėzų arba Mariją, bet tuo pačiu metu būti sveikas. Tai Tarybų sąjungos laikais
jinai buvo nuvežta pas gydytojus į psichiatrinę ligoninę, jinai buvo gydoma. Taigi, anuo metu buvo galvojama ir jeigu šiais laikais tai turbūt būtų, tai galime tikėti, kad panašus elgesys būtų su tais žmonėmis, kurie sakytų, kad jie kalbasi su dievais. Arba kalbasi su Kristumi, kurie kalbasi su Marija. Ir mums kartais yra sakoma, tai jūs turbūt nesate sveiki, jeigu jūs meldžiatės į tai, ko jūs nematote. Ir kalbatės su Dievu, kurio jūs nematote ir iš kurio atsakymų jūs neišgirstate. Tai galbūt jums truputėlį, jau esate truputėlį kuoktelėje. Tai mums tokių klausimų žmonės užduoda. Ir kągi mes galime į tai atsakyti, žinoma, yra sakoma, nesistenk žmogui įrodyti kažką, nes yra įdomus toks dalykas. Yra sakoma, dalykai, kurie neužvaldo tavęs, turi būti priimti ramybę. Nes jeigu tu ant ko nors supykai, ką jis ant tavęs pasakė, vadinasi, tu esi jo nelaisvėje. Labai įdomi mintis. Nes jeigu apie mus kažką žmonės sako, mus vadina kvailučiais ar dar kažkaip, jeigu mes įsižeidžiam, tai mes, reiškia, jau esame pavaldus, jau jie mus valdo. Todėl pyktis neturėtų mūsų užvaldyti ir mes tiesiog mokomės nepasiduoti į pykčio nelaisvę, bet tai nėra paprasta. Paprastai daugeliu atveju mane, nežinau kaip jūs, bet pyktis daugeliu atveju mane užvaldo. Jis mane pavergia. Nemoku atstovėti būtent prieš pyktį ir nepasiduoti į jo nelaisvę. Tai, kad ir kaip būtų elgiamasi su žmogumi, pasirodo, mes galime vėlgi stebėti ir gėrėtis Jėzumi. Kai jisai buvo kaltinamas, jis buvo ramutėlis. Kai jisai buvo žudomas, jisai nepasidavė žiaurumui, nepasidavė į jo nelaisvę, jis nepasidavė į pykčio nelaisvę ir į velnio nelaisvę. Nes paprastai pyktis arba piktoji dvasia tai yra ta, kuris stengiasi mus pavergti, užvaldyti ir padaryti mus nelaisvais. Jėzų šėtonui nepavyko pavergti ir nepavyko įpykinti. Žinoma, buvo atvejų, kada Jėzus ir supyko. Ir ant kunigų jisai pasakė tokius gan, sakyčiau, aštrius žodžius, bet vis dėlto jo pyktis, galima taip sakyti, nebuvo toks, kuris jį valdytų. Mes galim prisiminti dar turbūt ir žodžius, kuriuos Dievas pasakė Kainui, kuris nužudė savo brolį Abelį. Jisai sako, nuodėmė budi už durų, bet tu nepasiduok jai. Nepasiduok nuodėmiai, nepasiduok pykčiui, nepasiduok pavydui. Ir turbūt galim pastebėti, kiek kartų mūsų gyvenime yra užvaldęs pavydas, kiek kartų mes buvome jo nelaisvėje, kiek kartų mes buvome pykčio nelaisvėje, keršto nelaisvėje ir panašiuose nelaisvėse mes esame buvę. Ir ne kartą turbūt. Ir mes tą puikiai žinom, kaip yra nesmagu, kada žmogui pasakome kokį tai piktą žodį ir paskui namuose galvojame, kam aš tai pasakiau, juk aš tiesiog patarnavau šėtonui, tiesiog nusileidau, tiesiog pakliuvau į jo pinkles. Taigi, vėlgi šventas raštas ir šitie išgyvenimai, kuriuos patyrė Zacharijas, tuo metu žmonėms buvo suprantami. Ir kai Zacharijas štai išeina iš šventovės, žmonėms nereikėjo sakyti, kur jisai buvo, kas jį sutrukdė, nes kai jisai ilgai neišėjo iš šventovės, tai žmonės suprato, kad jis matė regėjimą. Anais laikais tai buvo natūralu. Šiais laikais tai būtų jau keista. Ir šiais laikais, jeigu ištruktume mes bažnyčioje kaip kunigai, vieni besimelsdami kažkur, tai galbūt tokio supratimo nebūtų. Kad kunigas matė regėjimą, kad jis kalbėjosi su Dievu. Ir kartais yra sakoma ir motinos Teresės buvo klausima, taip gal su pajuoka, ir buvo sakoma, kai jūs meldžiatės su Dievu, tai ką jisai jums atsako? Ar jūs gaunate atsakymus iš Dievo?
Sako, kai aš meldžiuosi, tai Dievas klausosi, jisai tyli. O kai Dievas kalba, aš klausausi. Tai įdomus toks atsakymas buvo motinos Teresės, kad vis dėlto tyloje Dievą galima išgirsti. Ir paprastai jisai neateina kaip garsiai rėkiantis, pykstantis, grasinantis, kaip tai daro šėtonas. Bet Dievas ateina, kaip apie jį buvo sakoma gražiai, jis ateina švelniu vėjo dvelksmeliu. Jo kvietimas, jo kalbėjimas yra labai švelnus, labai įdomus. Jis gali kalbėti per įvairiausius gyvenimo įvykius. Jis gali duoti atsakymus per įvairiausius žmonės, situacijas, kartais net per gyvūnus. Ir gyvūnai, pasirodo, mums daug ką gali pasakyti net nekalbėdami. Ir žmonės, kurie gyvena ir daug laiko praleidžia su gyvūnais, su šunimis ar su delfinais, tai gali pasakyti, kad kartais gyvūnai ir tie patys delfinai jie kartais pasako savo elgesiu, net ne kalba, net ne žodžiais, bet savo elgesiu jie pasako tokių dalykų, kurie kartais primena ir sako, kartais mes pagalvojam, ar mes esam išmintingesni už pingvinus, taip, už pingvinus, delfinus, ar delfinai yra protingesni už mus. Tai šitas pasaulis arba Dievas sutvėrė šitą pasaulį. Jisai gali kalbėti mums per daugelį įvairiausių dalykų, įvairiausiose situacijose. Tik kaip Jėzus sakė, svarbu yra mums, žmonėms, išmokti arba turėti ausis išgirsti Dievo sakymą, kalbėjimą. O išmokti girdėti jį arba turėti tokias ausis, tai mes prašom mūsų viešpaties Jėzaus, kad jis atvertų mūsų akis, tas dvasinės akis, o taip pat ir fizinės, kad mes galėtum ir vienomis, ir kitomis gerai matyti ir gerai girdėti, ką Dievas nori mums pasakyti. Tai anuo metu žmonės būtent suprato, kad Zacharijas turėjo regėjimą ir todėl visai nenustebo, kad jis užtruko ir vis dėlto jis, kai nebegalėjo kalbėti, tai parodė gestais, kad Dievas jam pasakė, kadangi jis abejojo Dievo žodžiais, kuriuos Dievas pasakė per angelą, deja, kaip būtų gaila, jis turės tam ilgą prisiminimą. Ir tas prisiminimas bus skirtas milijonams žmonių žemėje. Kad kai Dievas kalba, verta yra juo patikėti, kad ir kaip tai atrodytų naivu arba keista. Ir turbūt daugelį žmonių ir šiandien, kai jie išgirsta tam tikrus dalykus iš Dievo arba paskaito šventąjį raštą, tai deja jiems kartais, galima sakyti, yra atimama kalba arba draudžiama sakyti. Ir man buvo sakoma panašiai taip. Edmai, tu negali visus žodžius skaityti iš šventojo rašto, nes tu gali įžeisti žmones. Mes kalbėjom, Akmenėj, mūsų tikėjimo sesutė dirba Anglijoje. Ir dabar jinai jau išsiveža mūsų tikėjimo sesutę pas save į Angliją. Ir jos ten gyvens metus laiko gal ir ilgiau. Ir mes atsisveikinom ir jau metus laiko turbūt daugiau gal nesimatysim. Tai jinai pasakojo, kad žmonės, kurie atvyksta tenai, tai jie sako, iš kitų šalių, kurie atvyksta žmonės, pavyzdžiui, musulmoniškų arba kitų šalių, jie sako, jūs neturite teisę švęsti Kalėdas, nes jūs įžeidžiate mūsų religinius įsitikinimus. Mes, turime savo tikėjimą ir krikščioniškos šventės mums trukdo. Taigi žmonės norėtų priimti savo įstatymus ir nors yra atvykę į Angliją, bet norėtų, kad Anglijoje jau galiotų šariato musulmoniškos taisyklės, kad moterys būtų aprengtos, kad jos veidų ir krūtinių ir kitų kojų nebūtų matoma. Ir yra sakoma, moterys yra aprengiamos
joms negalima rodyti savo veidų, tik akys matyti. Ir sako, aš tarnavau žydų ortodoksų šeimoje, tai bendraujant su žydų ortodoksais, žydai nežiūri moteriai į akis. Labai keista. Tu kalbėsi su juo, su žmogum, o jis nežiūri į tavo akis, nes jiems negalima pažvelgti į moterį. Savotiškai įdomu. Tai ta mūsų tikėjimo sesutės dukra, kuri dirba Anglijoje, sako, man labai keista, sako, tai kokie kaltos moterys, kad vyrai tokie bejėgiai ir jie negali susilaikyti, reiškia, pažvelgia į moterį arba jos kūną, į tam tikras dalis. Tai čia yra jų problema, bet ne mūsų problema. Kodėl mes turim būti nužemintos? Ir reiškia, sako, labai keista, kai žydų ortodoksai tikintieji, jie ne tik tai, kad negali pažiūrėti į veidą, bet jeigu eina moteris šaligatviu, tai jie stengiasi pereiti į kitą gatvę, kad su moterimi iš viso net nesusitikti. Nes moteris tai yra, toks žmogus, kurio reikia vengti. Tai, sako, man buvo labai keista. Tai ir šiandien yra sakoma mums būtent, kad Edmai, tu negali skaityti viso švento rašto. Tu tiesiog esi užčiaupiamas. Tau negalima. Tu turi kalbėti tai, kas mums patinka ir kas neįžeistų nei vieno žmogaus. O jeigu tu kalbėsi įžeidžiančius dalykus iš švento rašto, deja turėsim tave išmesti iš kunigų, kokių mums nereikia. Tai ano metų žmonės, ano metų laiku, tai pasirodo buvo tam tikras irgi išmėginimas ir kunigui Zacharijui, kad vis dėlto, kaip ir apaštalas Petras, kuriam žmonės taip pat ir kunigai taip pat, apaštalas Petras ir Jonas, tai žmonės, reiškia, vyriausi kunigai sakė, užsičiaupkit, mes draudžiame jums kalbėti Jėzaus Kristaus vardu. Ir nedarykit tokių stebuklų čia, nekalbėkit apie Jėzų iš viso, nes mes uždarysim jūs į kalėjimą. Bet Petras, ir aš gražiai pilnas šventosios dvasios, pasakė jiems, patys apsvarstykit, ko mums labiau klausyti, Dievo ar žmonių. Ir mes eisime, toliau kalbėsim ir skelbsim Dievo žodį, Jėzaus Evangeliją. Nepaisant to, kad jie buvo plakami, buvo uždaromi į kalėjimus, jie sakė, mes vis dėlto klausysime Dievo labiau negu žmonių. Žmonės turi savo nuomonę, jie turi savo ketinimus, jie turi savo išmintį, pasaulietinę išmintį. Bet pasirodo, jeigu druska praranda sūrumą, Jėzus sakė, jeigu tikėjimas praskysta, tai jis niekam netinkamas yra. Jį reikia išmesti, nes jis niekam netinkamas. Taigi ir kunigui Zacharijui tai buvo tam tikras skaudus išgyvenimas. Ir būtent kai gimė Jonas Krikštytojas jam kaip sūnus ir buvo klausta, kokiu tu vardu jį pavadinsi, tai jis negalėdamas pakalbėti, jisai sako, duokit man galimybę užrašyti vardą ir jis užrašė, mano sūnaus vardas bus Jonas. Tai žmonės sako, ką tu, tavo giminiai tokių vardų čia nebuvo, nėra, kaip čia dabar tokį vardą. Ir jis dar kartą parašė, jo vardas Jonas. Ir kai jis tai parašė, jis pradėjo ir turėjo galimybę, atsirišo jo liežuvis, jis galėjo pradėti kalbėti. Taigi, kol jisai neįrodė, kad dabar jau patikėjau, nepaisydamas žmonių abejonių, kurie sakė, tokio vardo nėra, ką tu čia pakeisk į kitą, gali savo vardą duoti, ten senelio, dar kažkokį ten ką, nepaisydamas žmogaus nuomonių, Zacharijas sako, jo vardas bus Jonas. Taigi, nepaisant šiandien, kai iš mūsų yra juokiamas, iš mūsų tikėjimų yra juokiamas, iš mūsų Jėzaus yra juokiamas, sakoma, Jėzus žmogus, kas jūsų tikėjimas, sudievinot žmogų, štai garbinat jį kaip Dievą, kokia gėda, toks tikėjimas jūsų naivus ir taip toliau. Tai nepaisant visko, mes galim pasakyti kartu su apaštalu Povilu, kuris sakė, Jėzus Kristus daugeliu yra paikystė, kvailystė,
Nes graikai ieško išminties, žydai ieško stebuklų, ženklų, bet mes apsakom jiems Jėzų ir tą nukryžiuotąjį, kuris galbūt nukryžiuotas, jis galbūt silpnas žmogus, kuris galėjo būti nukryžiuotas, kurį velnias galėjo nukryžiuoti per žmones. Ir todėl, kaipgi juo čia galima tikėti? Bet apaštalas Povilas sako, Jėzus Kristus yra Dievo jėga ir Dievo išmintis. Labai įdomiai. Nepaisant to, ką kalba žmonės, Jėzus Kristus buvo ir yra išmintis, nors daugeliui atrodo, kad Jėzus arba tikėjimas Jėzumi yra kvailystė, kad yra neprotinga juo tikėti, kaip jis paprastas žmogus. Bet tai apaštalas Povilas sako Dievo jėga ir Dievo išmintis. Nes nei vienas kunigas, kuris sakė nekalbėti apie Jėzų, nei vienas kunigas negalėjo atverti akis žmogui, kuris gimęs buvo aklas. Nei vienas kunigas negalėjo išvarinėti piktų dvasių ir ligų ir išgydyti žmones, ką galėjo padaryti Jėzus. Taigi, ir šitas kunigo Zacharijo išgyvenimas mums primena tai, kad Dievas nenori čia mus išgąsdinti, kad jeigu mes netikėsim, tai čia mes būsim pasmerkti, bet meilės evangelija yra labai įdomi ir maloni, ir jos įsakymai nėra sunkus. Ir Jėzus evangelijoje nėra jokios prievartos. Ir nėra, kaip ir Jėzus sakė, netgi apaštalai norėjo, kad jie galėtų eiti iš buto į butą ir skelbti evangeliją visiems žmonėms. Bet Jėzus sako, ne, neikite iš buto į butą ir nepirškite evangelijos per prievartą žmonėms. Ir nedarokite jokios netgi paslėptos prievartos ar visokiausių gudrybių, bet tiesiog pasidomėkite ir paieškokite žmonių, kurie domisi, kurie nori. Ir būtent pas tuos žmonės nueikite ir nuneškite jiems ramybę, kurią jūs gavot iš mūsų viešpaties Jėzaus. Ir jeigu ta šeima arba tas žmogus bus vertas tos ramybės, tai ta ramybė pasiliks tuose namuose arba tame bute. Bet jeigu tas žmogus arba ta šeima nebus tos ramybės verti, ji pasiliks arba sugrįš pas jūs. Taigi, mes esame gavę mūsų viešpaties Jėzaus evangelinę ramybę. Ramybę, kurios pasaulyje mes negalime rasti. Ir tai reiškia, kad Jėzus ir šiandieną, jisai beldžiasi į mūsų, galima taip sakyti, vaizdžiai širdies duris, arba galime taip paprastai pasakyti, tiesiog jisai beldžiasi į mūsų mintis, į mūsų mąstymą. Jis tiesiog užkalbina ir yra sakoma, kad tos durys, toks gražus paveikslas buvo nutapytas, kada Jėzus beldžiasi į duris ir kur iš lauko nėra rankenos. Jėzus neturi galimybės atverti pats duris ir įeiti pas mus. Tai reiškia jokios prievartos. Jis tiesiog beldžiasi į duris ir tas beldimasis yra įdomus. Mandagumo toks gestas, yra sakoma, kad negalima įeiti pas žmogų, arba pas gydytoją, arba pas direktorių, pas viršininką, nepasibeldus į duris, nes tai yra nemandagu. Žmogus gali būti užsiėmęs, jis gali turėti svečių. Ir daug kitų dalykų jisai gali daryti, kas jam staigmenos jam nėra priimtinos. Todėl pirmiausia, prieš užeinant pas vieną ar kitą kaimyną, pas žmogų, mes paprastai pasibeldžiame į duris, kad žmogus pats atidarytų mums duris. Na, žinoma, yra vagys, kurie neklausia, kurie plėšia duris, eina tiesiai. Ir tai yra šėtonas, jis yra vagis. Jis neklausia, tu nori, nenori, pykti ar nepykti, jis tiesiog supykdo ir tiek. Jisai braunasi į mūsų protą, į mūsų gyvenimus ir jis neklausia, ar tu atversi jam duris ar ne. Tiesiog braunasi. Tai yra vagis. Tuo tarpu Jėzus, jis pasibeldžia. Jis pasibeldžia ir klausia, ar nori su manim bendrauti. Ar nori su manim gyventi. Ir jeigu žmogus sutinka, jis įeina. Ir Jėzus kalbėjo būtent, mes ateisime ir gyvenimą pasidarysim, kartu su tėvu, pas tą, kuris sutiks mus įsileisti. Ir jisai sako, aš buvau kelionėje
Jis tada sakys, jūs mane priėmėt, aš buvau kalėjime, jūs mane aplankėt, ligoninėje, jūs taip pat mane lankėte. Taigi, ką jūs padarėte vienam iš mano mažutėlių, tai jūs padarėte man. Taigi, Jėzus būtent, jisai beldžiasi į duris ir kiekvienas žmogus, jeigu jisai nori tas duris atverti, jis gali tą padaryti. Bet jeigu jis nenori, Jėzus praeis pro šalį. Bet kiekvienas žmogus vis dėlto turi tą teisę pasirinkti. Ir taip gražiai yra sakoma, kad toks gražus pasakojimas, kad jeigu žmogus savo gyvenime arba savo kūne, savo mintyse sako, viešpatie Jėzau, tu gali ateiti pas mane į mano gyvenimą, bet į kai kurios mano nuodėmės kambarius geriau neįeik, ten yra mano. Ir yra sakoma, kad tada į tuos namus, į tas uždraustas Jėzui įeiti vietas, būtinai įsibrėš šėtonas. Jis kažką pavogs, kažką atims. Ir galiausiai žmogus supras, kad vis dėlto netgi į gėdingiausias mūsų gyvenimo vietas ir kambarius mums reikėtų pasikviesti mūsų viešpatį Jėzų. Tai yra mintis apie jį, tai yra jo dvasia, jo evangelija. Įsileisti į visą mūsų gyvenimą ir papasakoti jam visas paslaptis, nes jis yra vienas, kuriam mes galime visą tai papasakoti. Žmogui dėja negalime. Ir daugybę dalykų mes žmonėms negalime pasakoti, nes galim susilaukti problemų. Tuo tarpu Jėzumi mes galim pasitikėti todėl, kad jis šiaip ar taip viską mato, šiaip ar taip viską žino ir šiaip ar taip jisai niekuomet ir vieno nepasmerkia. Nes kaip mes turbūt jau galim prisiminti ir daug kartų apie tai kalbam, kaip pas jį buvo atvesta jo pasmerkta nužudymui arba mirčiai moteris, kuri buvo nusidėjusi, tai jis jos nepasmerkė. Ir jis sužinojo, jam buvo pasakyta tiesiog, nors to jam ir nebūtina buvo sakyti, kunigai sakė, kad jinai yra paleistuvavusi, o tai jau turbūt žinoma, kaip žinia, nėra maloni žinia, nėra džiugu, kad apie ją viešpačiui Jėzui buvo pasakyta tokie žodžiai. Ir turbūt ne vienas iš mūsų mes nenorėtumėm atsidurti tokioje vietoje, kur mes būtumėm apskūsti, kad mes paleistuvavom. O reikėtų prisiminti, kad mūsų didysis priešas šėtonas būtent ir yra tas, kuris apskundžia mus Dievui dieną ir naktį. Todėl, ką nors Jėzus apie mus nežinotų, tai nėra įmanoma. Ir kada mes jam, kaip mūsų viešpačiui ir išganytojai, atveriam visas duris mūsų minčių, mūsų planų, mūsų ateities vizijų, viską jam atskleidžiame ir viską jam išsakome maldoj. Ir galime būti tikri, kad mūsų viešpats Jėzus niekuomet mūsų nepasmerks, niekuomet mūsų neapkaltins, nes jis yra tas, kuris yra pilnas malonės ir gailestingumo. Tai čia mes galim pastebėti tą įdomų dalyką, kad Jėzaus ir Jono Krikštytojo gimimai buvo vis dėlto labai įdomus, nors ir skirtingi. Ir mes skaitome vėl, kadangi Zacharijo žmona jau buvo senyvo amžiaus ir jinai pajuto, kad jau yra nėščia, tai jinai, čia rašoma, 5 mėnesius slėpėsi. Nes anuo metu buvo taip, kad, žinot, kaip ir dabar turbūt, kad tokios naujienos apie nėštumą, o da ypatingai senyvo amžiaus žmogui, tai turbūt ir šiandien būtų sakoma, seniai sugalvojo senatvėje dar čia vaikų susilaukti. Tai turbūt mes esame tą girdėję, čia turbūt ne kartą, ir tų juokų čia mes esame turbūt prisiklausę irgi sočiai. Tai jai tai buvo irgi tam tikra prasme bijodama apkalbų, ir mes skaitome, kad netgi ir mergelė Marija, kai jinai tapo nėščia, tai jinai vis dėlto nuėjo pas Elzbietą, Zacharijo žmoną. Jos abidvi tam tikrą prasme slėpėsi nuo žmonių. Bet situacija truputėlį buvo kitokia, vienos vienokia, kitos kitokia, nes Elzbieta jau buvo senyvo amžiaus ir buvo laikoma nevaisinga. Tuo tarpu Marija, jinai buvo nėščia
ir jau prieš susižadėjusi su Juozapu. Tai žmonės anuo metu irgi sakys, tai kaip čia dabar, iki vestuvių nekaltybė, reiškia jinai nusidėjusi buvo, o čia Juozapas dabar, augins svetimą vaikutį, gėda. Tai Marija nubėgo pas Elzbietą ir jos kurį laiką buvo ten kartu ir jos pasigimdė. Viena anksčiau, kita vėliau. Ir štai toks buvo stebuklingas atėjimas į pasaulį Jono Krikštytojo ir tam tikra prasme stebuklingas atėjimas mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Ir Jonas Krikštytojas turėjo būti tas, kuris paruoš kelią ateinančiam mūsų viešpačiui Jėzui į šitą pasaulį. Nes pasirodo, kad jeigu nebūtų buvę Jono Krikštytojo, tai galbūt mes apie Jėzų iš viso nebūtumėm ir sužinoję. Nes Jonas Krikštytojas išėjo į dykumą ir pas jį į dykumą atėjo daugybė žmonių. Ir jis būtent apsakė, kad po jo ateis tas, kuris krikštys žmonės šventąja dvasia ir ugnimi. Taigi jis apsakė ir paruošė kelią Jėzui, kuris turėjo ateiti į šitą pasaulį. Taigi Dievo išganymo arba sūnaus atėjimas į šitą pasaulį buvo labai gerai suplanuotas, paruoštas, nes, kaip žinia, Jėzus buvo ieškomas nužudyti dar kūdikis. Ir kai tie 3 astronomai, arba išminčiai, kurie atėjo ir pasakė Erodui, kad gimė štai naujas Izraelio karalius, tai Jėzus buvo pavojuje ir Erodas būtent davė įsakymą išžudyti kūdikius tose apylinkėse nuo gimimo iki 2 metų. Ir būtent vėl mes skaitome, kad angelas apsireiškė sapne. Ir čia vėl tam tikras skirtumas. Zacharijas bažnyčioje kalbėjosi su angelu nemiegodamas. Tuo tarpu Juozapas kalbėjosi su angelu sapne. Kad sapne žmogus kalbėtųsi su angelu, tai turbūt mums jau lengviau patikėti. Nes turbūt mes tokių sapnų, kada mes matome Jėzų sapnuose, kada mes matome angelą, kada mes skraidome, tai tuos dalykus mes dar galim pasapnuoti ir tuo mums lengviau patikėti. Bet ano meto žmonės pasirodo matė regėjimus, kaip minėjau, ir Lietuvoje žmonės matė regėjimus ir jie nemiegodami juos matė. Bet štai Juozapas susapnavo sapną ir angelas jam pasakė, kad bėk į Egiptą ir saugok Jėzų, saugok Mariją ir saugok save. Ir jie tada, įdomu tai, pasapnavo žmogus sapną ir paklausė sapną. Šiandien yra kartais daug mąstoma ir klausinėjama, ar visi sapnai yra panašingi, ar visų sapnų reikia klausyti ir kaip net knygos yra parašytos, sapnų aiškinimo knygos, kaip kokį sapną suprasti. Bet čia irgi įdomu yra tai, kad anuo metu bent jau įsivaizduoti galim, kad turbūt tokių sapnų aiškinimo knygų nebuvo. Bet vis dėlto anuo meto žmogui, Juozapui, Dievas davė tokį tikėjimą ir tokią drąsą ir pasitikėjimą Dievu ir jo siųstu angelu per sapną netgi, kad jis nebijojo, ar tai sapnas, ar čia man bėgti. Žinot, pasakyti žmogui bėgti su kūdikiu, su šeima į Egiptą, į svetimą šalį ir patikėti sapnu, čia jau yra didvyriška. Čia yra sunku patikėti. Ir šiandieną turbūt, jeigu tai būtų ir žmogus pasapnuotų sapną, ar tai būčiau aš, ar kitas kunigas, ir būtų per sapną pasakoma, kad štai tu dabar turi išvykti kažkur į kitą šalį, tai turbūt nedaugelis žmonių to patikėtų. Tuo tarpu Juozapas neabejojo šituo sapnu ir neabejojo angelo pranešimu, kad reikia bėgti į Egiptą, nes gyvybei gresia pavojus. Tai vis dėlto visi šitie dalykai mus moko tikėti ir pasitikėti Dievu. Ir atskirti, kuris yra sapnas pranašingas, kuris yra nuo Dievo, o kuris yra ne nuo Dievo. Taigi mes dar to mokomės.
Ir mes skaitome, kad žydų tautoje jie turėjo labai išmintingų žmonių ir jų turi. Iš vis jie išmintingi yra labai. Nes jeigu mes prisimintumėm pranašą Danielių, tai buvo žmogus, kuris galėjo papasakoti, ką sapnavo kitas žmogus. Čia įdomu. Ir tie išminčiai ir burtininkai, sapnų aiškintojai, kurie buvo anuo metu, jie sakė tam karaliui, sako, karaliau mielas, papasakok mums tą sapną, tai mes tau jį paaiškinsim. Tokių profesionalų buvo, kurie galėjo sapnus paaiškinti. Nereikėjo nei knygų, bet buvo žmonės, kurie galėjo paaiškinti visus sapnus. Bet sako, neįsisukinėkit, karalius pasakė tiems burtininkams. Sako, aš tą sapną pamiršau. Aš sapnavau sapną, bet jį pamiršau. Bet jūs, jeigu tokie gudrūs, priminkit man tą sapną ir paaiškinkit, ką jisai man reiškia. Ir čia išminčių burtininkų išmintis baigėsi. Ir kartais būtų galima pasakyti, jeigu tokie išmintingi žmonės, astrologai, ten burtininkai ar kas, tai jie ten galėjo per įvairius burtus įsiaiškinti, ką tas karalius sapnavo ir jį paaiškinti. Bet nei vienas to padaryti negalėjo, išskyrus pranašą Danielių. O jisai meldėsi ir sako, Dieve, mūsų gyvybė yra pavojuje. Nes karalius pasakė, jeigu jūs neišaiškinsit man mano užmirštą sapną, nepriminsit man užmirštą sapną, karaliai yra įdomus. Žmogaus gyvybė priklauso nuo to, ar atsimins ir primins, kas tai, ką karalius sapnavo. Atrodo, tai yra nesąmonė, juk tokio žmogaus nėra ir visi bus išžudyti. Taigi karaliai turi tokią galią, kad žmogų gali nuteisti, galima sakyti, už nieką. Tam kitam žmogui nieko negalima būtų padaryti, nieko jis neturėjo padaryti ir už tai jis gali būti nužudytas todėl, kad jis nesugebėjo priminti, ką sapnavo karalius. Siaubas. Bet iki tokių dalykų būdavo daeinama. Ir kągi darė pranašas Danielius, jisai meldėsi. Sako, Dieve, žmogui tai neįmanoma. Nes nei vienas išminčius negali pasakyti, ką sapnavo kitas žmogus. Tuo tarpu ir pranašui Danieliui įdomu yra tai, kad Dievas naktį davė susapnuoti tą sapną, kurį sapnavo kadaise, jau prieš kelias dienas sapnavo karalius ir kurį jisai pamiršo. Ir Dievas jam davė tą sapną susapnuoti ir jo nepamiršti. Ir ne tik tai, kad jo nepamiršti ir susapnuoti tą karaliaus sapną, įdomu, kaipgi atrodo galima pasapnuoti kito žmogaus sapną, kuris turi kitą patirtį, kitose sąlygose gyvena. Irgi tai neįmanoma. Šito neįmanoma. Nes yra sakoma, kad sapnai tai yra žmogaus patirtų išgyvenimų mišinys toks, kurį ten pasąmonė gyvenimas tiesiog sudeda. Ir žmogus gali ten pasirinkti iš tų stalčiukų ir miegodamas tuos sapnus susikurti. Tiesiog žmogaus pasąmonė juos sukuria. Dar gali kažką dadėti, fantazuoti, dar kažką tai panašiai. Nes yra sakoma ir tai, kad akli žmonės, kurie nematė gyvenime vaizdų, jie sapnuoti negali, jie nesapnuoja. Jie gali sapnuoti tai, ką jie patyrė, tai reiškia, ką užuodė. Tai žmonės, kurie yra akli nuo gimimo, jie nesapnuoja vaizdų, nes jų nematė. Ir pasąmonėje atminties nėra. Ir jie gali sapnuoti tik tai kvapą. Ir sapnuoti balsus, kuriuos girdi savo ausimis. Juos gali sapnuoti. O vaizdų, kurių nematė, sapnuoti negali. Taigi, žmogus turi savo gyvenimo patirtį kitokią, karalius pavyzdžiui. Ir štai Danielius turi susapnuoti būtent to karaliaus sapną. Ir tai pasirodo pripažino ir tie išminčiai. Žmogui tai nėra įmanoma. Ir tas Danielius, jisai sako, jisai turi ryšį su Dievu, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Ir būtent tas Danielius pasapnavęs tą sapną, jis ateina pas karalių ir sako tiem išminčiam, nebijokit, jūs nemirsit, aš nemirsiu, aš sapnavau tą sapną, man Dievas jį apreiškė ir aš dar jį paaiškinsiu, ką jis reiškia. Ir pranašas Danielius papasakojo karaliui tą sapną, jis buvo teisingas. Įdomu. Jis buvo teisingas ir karalius džiaugiasi, kad Danielius jam priminė jo sapną. Ir jis paaiškino, ką visą tai jam reiškia. Taigi, šventajame rašte yra tokių dalykų, kuriais labai sunku patikėti.
Ir tokie išgyvenimai, kuriuos patyrė Danielius ir žydų tautos žmonės, jie yra nuostabus iki šių dienų. Jų neįmanoma paaiškinti, neįmanoma suprasti, bet jie primena įdomų dalyką, kad tie žmonės, kurie meldėsi ir pasitikėjo Dievu, jie galėjo išgyventi tokius stebuklus, kurių pasaulyje niekas nematė ir negirdėjo. Taigi visi šitie dalykai mums primena, kaip svarbus yra tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu ir mūsų viešpačiumi Jėzumi Kristumi. Amen. Šiandien ruošimės švęsti šventą vakarienę ir